Sveiki visi, jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Šiandien mes kalbėsime apie alokaciją steke. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Įsivaizduokite, kad jūs turite kažkokį savo straktą ir žinote, kad jums reikės sukurti daug objektų to tipo. Pats logiškiausias dalykas čia būtų sukurti masyvą. Mes galim pabandyti sukurti masyvą ir matome, kad pas mus įvyko klaida. Jeigu užvesime pilytę, tai mes matome, kad elementai masyvo negali būti tipo myStruct. Būtent dėl to, kad masyvas yra saugomas heap'e, o myStruct tai yra refstruct. Tai kągi mums daryti? Ar mes tikrai negalime sukurti masyvo iš refstruct tipo? Iš tikrųjų mes galim ir mums gali padėti unsafe code'as. Ir viduj to unsafe code'o mes galim pritaikyti žodį stack_alloc. Ką tai reiškia? Mes nurodome, kad pas mus bus pointeris į kažkokį myStruct. Ir mes sakome, kad pagal tą pointerį mes norime išsaugoti masyvą iš countų. Stack_alloc raktažodis nurodo, kad mes tą masyvą sukursime viduj steko. Tai jis nebus pas mus heap'e. Ir tada mes galim tą masyvą inicializuoti ir praeiti lengvai pro visus elementus to masyvo. Ir paleidus tą kodą mes matome tinkamą rezultatą. Viskas pas mus veikia. Bet taip pat stack_alloc veikia ir su spanais. Bet dėja spano apibendrintas tipas negali būti refstruct. Tai su spanais mes tokio dalyko parašyti negalėsime, bet čia galėsime įrašyti bet kokį kitą struktą. Ir tai yra naudinga situacijose, kai mes norime pagreitinti savo kodą. Įsivaizduokite situaciją, kai mums reikia nuskaityti kažkiek vektorių ir paskaičiuoti visų vektorių ilgį. Mes nuskaitome kiekį tų vektorių ir žiūrim. Jeigu ten jų netiek daug, tai mes tos vektorius visus galim patalpinti į steką ir steke paskaičiuoti. Mums nereikės prašyti papildomai atminties, tai užtrunka irgi kažkiek laiko. Kiekvieną kartą, kai mums reikės kreiptis prie elementų, mums nereikės daryti žingsnį nuo steko per atmintį iki heap'o, mes iškart viską turėsime steke. Tai ką mes čia galim padaryti? Jeigu išeina taip, kad mūsų kiekis yra mažesnis negu tam tikras limitas, tai mes sukursime tą masyvą steke. Bet jeigu jis visgi yra didesnis, kad stekas nebūtų perpildytas, mes galim tada sukurti tą masyvą heap'e. Kaip tai ir darome visą laiką, naudojant raktažodį new. Ir tada jau galim padaryti reikalingus mums veiksmus. Tada mes kuriam vektorių, rašome funkciją naudojant kurią skaičiuosime distanciją, skaičiuojame distancijas ir printiname rezultatą. Nurodome, kad turėsime 5 vektorius ir gauname atgal rezultatą. Ir dėl limito. Jeigu mums reikia mažiau nei 8 KB, tai kaip ir galima tada pritaikyti stack_alloc. Ir tik tokiais atvejais, jei tas masyvas gyvens neilgai. Jeigu mes greitai jį sukursime, kažkaip pritaikysime ir po to nenaudosime. Ir ta atmintis steke bus panaudota naudojant kitus metodus ir taip toliau. Jeigu pas mus yra kažkoks rekursyvus metodas ir kiekvieną kartą jame naudoti stack_alloc, visai negerai, nes tada mes sunaudosime dar daugiau atminties. Ir gausime Stack Overflow exception. Stack_alloc tai yra tas įrankis, kuris leidžia mums pagreitinti mūsų kodą, bet taikyti jį reikia labai atsargiai. Dabar jūs žinote, kas yra stack_alloc. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote. Lauksiu jūsų kitoje pamokoje.